O dabar noriu į šitą tribūną pakviesti mūsų asociacijai labai tokį svarbų žmogų, be kurio konkursas pavyzdingai tvarkoma miško valda jokių būdų neįvyktų. Tai yra mūsų valdybos narys, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantas, miškininkas, daugelio vaikų tėvas, Stančiko Andrėjaus dar neperlenkęs, bet visgi rezultatų pasiekęs, tai Romualdas Cicėnas. Jūsų, Romualdai, paprašysim pristatyti trumpai šių metų rezultatus. Ir nors per miškininkų dieną mes jau įvertinom tiek Algirdą, jūs, tiek visus kitus nominantus, bet Romas galimybės apžvelgti rezultatų neturėjo. Tai Romai, sveikas ir prašom. Labai diena visiems, labai malonu matyti kiekvieną praktiškai žmogų, daugelį pažįstu iš tikrųjų. Man labai džiugu, kad šitas renginys, konferencija, kaip čia vadinasi, žmogus miškui, miško žmogui, vis tik tai vyksta, nes šiemet čia įvairių buvo situacijų, galvojom, kad gal ir nebus tokio renginio. Tai apie viską iš eilės tiesiog, apie šitą konkursą. Šiemet konkurso tvarka, konkurso idėja išliko, konkursas įvyko ir miško savininkai jau apdovanoti dėja. Šiandien to apdovanojimo nebus, jeigu kas to nežino. Bet idėja pati konkurso išliko, nuostatai irgi išliko beveik tokie patys. Žodžiu, šiemet šitą iniciatyvą perėmė Aplinkos ministerija ir Miško savininkų asociacija buvo kaip, reiškia, rangovas to konkurso įgyvendintojas pagal sutartį. Aš irgi ten pagal kažkokias sutartis pakliuvau, reiškia, į tą vertinimo komisiją, kaip ir prieš tai buvusiais metais, ne aš vienas, kaip visada. Ir konkursas vyko, tiesa, pagal 2008 metų įstatus, ten šiek tiek mažiau rodiklių buvo ir balų suma, bet tai detalės turbūt, kurios nėra esminės. Esmė, kad vis viena, kiekvienam rajone buvo ta žinia paskleista, kad konkursas bus, visi norintys dalyvavo, šiemet galbūt daugiau negu ankstesniais metais atsiliepia asmeniškai žmonių, tiesiog savo iniciatyvą parodė, reiškia, norėdami dalyvauti ir kai kurie iš jų šiandieną čia matau yra, labai dėkoju jiems, kad jie rado laiko atvykti. Ir dar kartą sakau, neesminis dalykas, ar šitam konkurse dalyvaudamas užėmė pirmą vietą, ar ten paskutinę, tarkim, pagal tos balus. Ne visada balai atspindi esmę. Ir esmė iš tikrųjų miško savininkų daugiau bendravime. Nes miškas jisai tokia kultūra, čia ne visai kaip žemės ūkyje. Dažnai miškui geriau ir sveikiau yra, ko mes mažiau kišamės, jam bandom vadovauti, ar ne? Vienas toks politinis veikėjas Tarybų сąjungų buvo, Никис sakė, независимость от нашей деятельности лес был и будет. Tik žinoma, nelygu koks tas miškas. Ir aš džiaugiuosi, kad čia susirinkę miško savininkai yra tie žmonės, kurie nori, kad miškas būtų ir gražesnis, ir našesnis, ir kad, aišku, visi nori palikti savo vaikam, anūkam, ateities kartoms. Tai dėkuoju visiems už dalyvavimą. Ir dabar tiesiog, kadangi, kaip sakiau, apdovanojimai jau įvyko, jie buvo per labai gražų renginį, kur, reiškia, generalinio rengė miškininko dieną respublikinę ir ten, reiškia, visi miško fizikai buvo apdovanoti. Aš dabar tiesiog Pradedant ir pristatant mūsų šių metų geriausiai besitvarkančią šeimą, geriausiai besitvarkantį miškų savininką, mes nuo jūsų visų norim keletą gerų žodžių tart šitam pavyzdingo miškininkavimo entuziastui, nes be Žemės ūkio konsultavimo tarnybos prisidėjimo, be Aplinkos ministerijos miškų departamento privačių miškų skyriaus tokio palaikymo, bet labiausiai be Romai, be tavo entuziazmo, mūsų tas tradicinis konkursas jis būtų ir blankesnis, ir netoks, koks jisai vyksta, o norėtųsi, kad jisai kiekvieni metai stiprėtų ir būtų prasmingesnis. Todėl Meta visada turi tokių įrankių ir įmonė Genalas, jinai turi tiek gerų priemonių miškininkavimo
darėme, kad mes vieną iš jų čia įsiprašėm ir norim tau įteikti kaip įrankį, kadangi ir pats ūkininkauja, ir iš baltalksnynų darai produktyvius medynus. Tai tikrai didelis dėkui, ačiū tau, nusipelnė Romas tikrai visų mūsų pagarbos ir aplodismentų, dėkui tau. O šiaip, tai kaip miškininkai visi aišku reglučių neturi, išskyrus Kazimierą, kuris mus čia apdovanoja kiekvieni metai, salę papuošia. Tai ačiū Romai labai. O dabar pristatyk trumpai mūsų nominantą, gerbiamą. Kodėl jisai toks tapo, kada duosim jam žodį? Nuo kito galo pradėsiu, gerai? Tas pristatyti biznį. Ne, nuo pirmo galo. Gerai. Taigi, turiu sąrašą šių metų prizininkų. Pirmą vietą Lietuvoje buvo šiek tiek mažiau tų prizininkų, kitokia tvarka nebuvo. Pagal apskritis, tų pirmų 3 vietų buvo. Šiandien skirta 3 geriausios valdos Lietuvoje ir po to dar įteikti 5 papildomi specialūs prizai. Pradedant, pirmą vietą šiandien užėmė Algirdas Gustas, kurį matot sėdint prie šito stalo. Miškininkas, profesionalas, kaltininkų. Apie jį aš daug ir nekalbėsiu, kadangi jisai turi šiandien kaip nugalėtojas tokią prievolę pristatyti savo veiklą ir jisai pats apie save pristatys ir apie savo ūkininkavimą daugiau. Antras daugiau akcentavo miškininkystės iniciatyvas, ypač tokias, neprivalomas iniciatyvas, kaip kokie nors palaidiniai želdinimai, miškų rekonstrukcijos, ten ugdomieji kirtimai kažkokie subtilūs. O šiandien tai gavosi, kad vien tokiom priemonėm, vien tokios priemonės ir miškuose, tų balų neturėjo susirinkti, kadangi rekreacija įsiterpė į tą vertinimo sistemą ir jeigu tik tai, tarkim, nėra miško tokio sutvarkymo, rekreacinio, technologinio, tai tų balų nebuvo įmanoma ir gauti. Algis jisai dalyvavo galbūt kokį 3 kartą per paskutinį 10-metį konkursą ir ankstosios valdos, kurias mes žiūrėjom, buvo tokios, sąlyginai neeilinės. Atkreipsiu dėmesį, į ką, kad nepaisant to, kiek tų žmonių mes būtume beįvertinę, tarkim, konkurso metu, reikia turėti minty, kad iki konkurso šito respublikinio, pavyzdingai perkama privati miško valda, daeina, tarkim, iš rajono pačios geriausios valdos. Tai realiai, visi tie, kurie dalyvauja jau konkurse, tai yra, galima sakyti, pavyzdinės valdos. Tai visiems daugumai miško savininkų, likusiųjų, jau jos yra tokios, iš kurių būtų galima kažką pasimokyti. Ačiū, Algirdas ilgą laiką mūsų asociacijos veikloje dalyvauja, dabar galbūt sunkiau pačiam viską darbus atlikti, bet jis kaip šeimos urėdas, Danguolė matyt kaip urėdo viršininkė, o visa šeima tuos darbus atlikdama tikrai Algirdo nuostatas, įpareigojimus ir nurodymus gerai vykdo. Ir todėl labai džiugu, kad jūs šįmet sudalyvavęs tikrai parodėt pavyzdingą valdą. Ir norim paprašyti keletą žodžių tarp. Romai, jeigu tu... Labai miškininkų asociacija, kuri pakvietė mane į tokį renginį. Ir pirmą kartą aš tenka man kalbėti prieš visus, kaip sakoma, Lietuvos miškininkų. Nors miškininkai esu labai jau senai, 905 metų. Pasakyti. Prieš pradėdamas, pasirindamas tą miškininko profesiją, kaip čia pasakyti, jaunystėje gyvenau ten kolūkį su mama ir man tas kolūkis nelabai patiko. Labai kažkaip tai širdyje kažką turėjau tais laikais tarybiniais ar sovietiniais, kaip mes dabar sakom, naikino tos miškus, vyko melioracijos ir nenorėjau aš likti kolūkį ir tapau miškininku. Ir per tą ilgą savo darbo profesiją tiesiog pajutau, kad tą miškį, kaip atrodo, nežinau čia kaip kitiems, bet man, todėl, kad tą miškininko profesija tokia gana sunki.
ten atrodo iš šalia žmonėm, teko labai daug bendrauti per tą laiką su žmonėm. Atrodo, čia miške eini, gamta, žvėris, grybai, uogos ir panašiai, čia medeliai, viskas. Bet dirbant tenka susidurti, aš labai daug pradirbau valstybinėm miškų sektoriui, dabar jau 15 metų darbuoju privačiuose miškuose. Tai va, susitikti tiesiog tenka su visokiais žmonėmis. Aš kaip, čia visi pasisakė, aukštesnio luomo miškininkai, kurie vadovaujam, aš jau iš to žemesnio luomo, visą laiką dirbau gilininku ir visą laiką tiesiog liečiausi prie miško. Tai tiesiog teko susitikti nuo darbininkų, kurie sodino mišką tvarkė iki, tiesiog dabar va kaip privačiuose miškuose tokių komercininkų, verslininkų, tokių angažuotų, kurie žiūri iš to miško tik padaryti tik pinigus. Ir kaip ir per 40 metų, tai teko susidurti su visais tikrintojais, su visais. Tiesiog miške tokiu atveju, kaip paprastam žmogus, sakau, atrodo, kad taip, o man tai paskui tokiu atveju buvo šimtai, gal ne šimtai, tiesiog daugiau, negi kaip šimtai, kad tokiu atveju, kad vienas vienaip, sako, kitas kitaip, iš padėties nežinau, nei kaip išeiti, kam nors sakoma, kad kaip jau aš sakydavau, man klausia, kaip iš tos padėties išeiti, sakau, tam, reikia paverkti ir viską, patikėti, viską. Tai va, tai aš labai jaunas pradėjau dirbti gilininku, 18 metų, bet aš baigęs mokslus patekau į Biržus, į Lietuvos pakraštį. Bet tiesiog šiandieną tai labai dėkingas tam kolektyvui, į kurį patekau, tada tam kolektyvui vadovavo mūsų visų žinomas miškininkas Malonskas. Ir tikrai jis labai daug davė man, ten buvo puikus kolektyvas, kuris išmokė mane iš miškininko vaiko, kaip pasakyčiau, padaryti tiesiog specialistą. Pradirbau ten ilgą laiką. Jeigu įgytas tais laikais nebūtų specialistas, aš patekau įsivaizduoti į kolektyvą, kur visi absoliučiai ten įguliai, ten visi buvo, kaip mano tėvai, dvigubai vyresni už mane. Ir aš tarp jų buvau tik vienas specialistas, miškininkas. Tais laikais trūko specialistas. Ir jie davė man praktinį darbą, aš iš teorijos pusės ir viską, tapau miškininkas. Ir bedirbdamas aš kažkaip tai pajutau, kad aš atsakingas už tą mišką, kuris man patikėtas ir, kaip čia pasakyti, aš turiu atsiduoti jam. Tiesa, aš jau turėjau šeimą, buvau vedęs, bet reikėjo labai nemažai savęs skirti miškui. Tiesiog aš mačiau, kaip miškai keitėsi, tą miškininkystę. Mūsų, mes iš Žemės ministerijų perėdėm į kitą, keitės mūsų pavadinimai ten visų, ten susivienimai, ten miškų, ten. Gerbiamas Algirdai, bet pavardė išliko ta pati, vardas tas pats su ta pačia žmona ir vystė tą ūkį nuosekliai. Tai va, tai aš noriu pasiklausti, nes mes tradiciškai kiekvieni metai pas geriausiai besitvarkantį praeitų metų savininką vis prašomės nuvykti ir pasižiūrėti realiai, kaip ten tas miškas išmokti iš tų praktinių gyvenimo pavyzdžių. Ar ateinančių metų čia prieš Jonines laikų bus galima? Prašau, labai tikrai. Jo, tai tikrai tada, matyt, pasižiūrėsim betarpiškai ir daugiau, nes ta praktika yra labai gera. Ir Romas net su atskirais savininkais, net ir leidinių yra išleidę tokių praktinių, pamokomųjų, kur sako, kad ir miškininkam patiem reikėtų išmokti.
O dabar, kadangi mes nuvyksim pas jūs į mišką, na, ir pamatysim betarpiškai, Danguolė, jūs mus matyti irgi priimsite, ne, kaip urėdo viršininkas to privačios šeimos. Aš noriu gerbiamą Čaikiną, Biržų žemtekimo atstovo, pakviesti čia į tribūną ir tada Romo paprašysiu, kai jūs ateisit pakviesti mūsų čia dar atvykusius ir šiandien iki šitos salės atvažiavusius nominantus. Pavyzdingai tvarkomos valdos, kurios mes su Miškininkų sąjungos dėka ir pagalba apdovanojom. Miškininko dienos proga gavo labai įspūdingas tikrai dovanas, kurias įteikė Miškų departamentas. Bet Romai, dabar paminėsiu, kurie čia yra ir mes tada kartu paprašysim jūs gal žodį dar kokį tart ir apdovanoti šitos sąjungos. Biržų žemtekimas, ne tik technika, ne tik žemės ūkio, bet taipogi ir miškų ūkio ir panašiai. Tai prašom. Aš paminėsiu vis tik visus prizininkus, nors jų čia ne visi yra, o kurie esate, tai labai prašau, jūsų pavardę ir prašom į sceną ir neskubėkite iš jos išeiti. Taigi, antrą vietą užėmė irgi miškininkas, girininkas Kęstutis Karlonas. Prašom. Trečioje vietoje liko Valė Nagelienė. Iš tikrųjų, Valė Nagelienė yra mama Raimundo Nagelės, irgi žinomo miškininko iš tikrųjų, bet šiandien jų nėra deja. Ir tie papildomi prizai už pavyzdingai atliktus miško ugdymo kirtimus. Artūras Aleknas. Prašom, žinau, kad yra tas žmogus. Čia tarp kitko unikalus atvejis, kadangi Alekna yra ne miškininkas, tai juvelyras. Tai va, su mišku kažkaip, reta specialybė, kad tai buvo miško savininkų. Toliau, savanorišką pagrindinių neplynų miško kirtimų vykdymą vietoj galimų pagrindinių plynų miško kirtimų. Romualdas Brasas, Plungės rajonas, dėja nėra jo čia. Už pavyzdingą miško atkūrimą, miško apsaugą ir priežiūrą. Gitana Tarvydaitė Šilalė. Bet yra Antanas Tarvydas, jos tėtis, kuris realiai tą mišką ir žiūri. Prašom, Antanas. Toliau, už pavyzdingą miško infrastruktūros įrengimą, rekreacinės zonos kelių pralaidimo ir ašės griovių įrengimą. Viktoras Rinkevičius. Viktoras Rinkevičius kirtimų atliekų panaudojimą biokūrų ir Raimundas Nagelis, kaip minėjau, nėra. Tai pablogim gal visiems nesiems. Raimundas Nagelis šiandien tikrai ruošiasi su mane, bet matyt, plikledis šiek tiek pamaišė, tai jeigu neskambinau, nebesiskambinau, gal dar atvyks konferencijos metu. Tai dabar prašom jūs tart žodį. Labadiena, mėly konferencijos organizatoriai, dalyviai, uždaros akcinės bendrovės Biržų žemtekimas vardu noriu jums visiems padėkoti už ilgametį bendradarbiavimą tarp mūsų įmonės ir jūsų asociacijos ir išreikštą pasitikėjimą mums. Esame pasaulyje garsių vardų gaminančių miško techniką atstovų. Tikimės būti jūsų partneriais ir kolegomis jūsų darbuose, jūsų būsimuosiuose vykdomose projektuose. Ačiū Jums labai dar kartą ir geros konferencijos. Be jūsų dalyvavimas, tai prizais neįteiksim, tai tikrai prašom kartu padalyvauti. Tai pradedant to pono Algirdo. Sveikinam labai. Mes čia, kadangi stalų neperstumdėm, tai prašom kitus. Romai, nuo ko pradėti? Kęstutis Karlonas, antra vieta Respublikai. Kęstutį dar kartą sveikinam. Artūras Aleknas. Vilnietis, bet miškas jau Raseiniuose. Ir Antanas Tarvydas. Už dukrą tada. Už dukrą, jo, už Gitaną Tarp Tarvydą. kitko Tarvydą, matyt, dabar ten jo teritorijoje esanti urėdija prisimins ilgus metus, nes jisai yra tas kontrolės garantas, kuris tengiasi, kad miškai būtų sutvarkyti tinkamai. Tai tikrai dėkui, kad tokia iniciatyva yra gera. O dabar mes norėtumėm ir Romaldai, medalį mes tavo įteikėm, bet dar Biržų žemtekimas parašė ir tau ir dovaną didelę už tą entuziazmą. Tai tikrai dėkui. Ir noriu paprašyti nuotrauką padaryti jūsų, gerai? Tai turim tokį progą, nusifotografuosim miške. Pas poną Aleksą.